Nu ko jūs Nešankulė, aš Nedas Kybartas ir jūs žiūrite Nešvankios užduotis 3. Labą dieną, gražuolė. Misteris pardavinėtojas. Leisit man kalbėti ar ne? Kiek turi pinigų? 10 centų? Darysi pritavimus, va? Ne, klausyk, viskas su tavim gerai, bet einam. Šioje laidoje pasirodo 4 vaikinai, kurie varžosi dėl geriausiojo titulo. O kas laimės šį puikų prizą, nuspręsite jūs, mėly žiūrovai, komentuodami to dalyvio vardą. O dabar keliaujame į pirmą užduotį, kur turėsime parduoti nereikalingus daiktus už kuo didesnę sumą. Tik aišku, mūsų varžovai trukdys, sakydami į ausį, ką reikia papildomai sakyti šioje užduotyje. Po 10 centų vienas. Ne. Sakyk, aš magiškasis nykštukas pardavinėjai daiktus. Sveiki. Aš magiškasis nykštukas pardavinėjau daiktus. Gal norėtumėt nupirkti? Bet pažiūrėkit, ten visokių gerybių, labai daug, ne? Stop, gal sudominčiau jums smulkmenėlėm? Žiūrėkit, pasiklausykit sekundę. Sakyk, pasakiau stop. Stop. Pasakiau stop. Pasimk kaštoną ir mesk kiek toliau gali. Žiūrėkit, man pardavinėjom tokius, va. Žiūrėkit, kaštonas. Matot? Jie yra Dabar nedūžtančiai. kitai burną įsikiš. Matot? Įsikiški burną kitą kaštoną. Galit valgyti. Ir kalbėk burnai. Įsikiš. Galit valgyti juos ir galit bendrauti. Ir mes pardavinėjom. Gal galit patylėti, aš noriu jums paaiškinti. Žiūrėkit, nekalbėkit, aš jums viską pasakysiu. Žiūrėkit, šita maišelė yra monetos mylėtos, prižiūrėtos. Nu, nekalbėkit. Čia jūs kalbate apie 20 centų. Ir aš vis... Čia jūs kalbate ar vėjas, pučia? Vėjas. Tai leisit man ar neleisit? Leisit man kalbėti ar ne? Leidžia. Turim pasiūlymą. Labai solidų. Žiūrėkit, turiu maišelį, 20 centų. Parduodu už 2 centus ir dar pridedu 3 kaštonus. Galit žongliruoti su jais. Galit mėtyti krepšinį su jais. Aš galiu net parodyti, kaip žongliruoti. Pasimat. Aš dabar tiksliai neparodysiu. Labą dieną, gražuolė. Gal turit minutę? Klausau. Mes čia ateikit, žiūrėk, čia yra centų. Belė kiek. Ir aš jums parduodu už 10 centų. Tiesiog aš duodu, jūs man 10 centų, aš jums pridedu kaštoną ir maišelį. Ne. Kodėl? Nereiktų centų. Nu, bet tai pažiūrėkit, jums koks biznis, ne? Sakyk, gal kūgį norit pirkti? O gal kūgį norit pirkti? O ką dar parduodat? Kūgis. Ir kūgis tai tikrai vertingas, žinokit. Ta prasme, pasistatėte, jūs parkuojatės mašiną, kažkur išėjote į parduotuvę. Nevairuoju. Tūlau centų maišelį ir 3 bet kuriuos kaštonus. Aš valgysiu tos kaštonus. Jie valgomi. Galit paimti vieną. Nevalgysiu dabar. Ne? Aš galiu. Dabar išsitrauk ir dėk jam į burną. Nu, prie skonio reikia priprasti. Dėk jam į burną. Davai, nu. Taip atsikas. Nu, kast nerekomenduoju, bet jisai čiulpiamas gal labiau. Pabandom. Ja. Na gerai. Ne? Ne. Tušinukas. Rašo 3 spalvom. Mano kūrybos čia jau yra visiškai man. Žalia spalva, mėlyna spalva ir juoda spalva. Tai gal tušinuką tada? Bet čia jau bus 10 centų, čia brangesnis toks pirkinukas. Duodu tušinuką, duodu 2 kaštonus, 12 centų. Tai ne, 9 centų. Nu gerai, 9 centai. Tai va, siūlau 3 tušinukai. Viename 2 kaštonai. Be kaštonų kiek būtų tušinukų? Be kaštonų yra 10 centų. Su kaštonais 9 centai. Na, kaip sakant, Nu, tai kiek turi pinigų? 10 centų? Nu, tai tik tušinukai šiuo atveju. Gerai, ačiū labai, geros dienos jums. Prašau, žiūrėk. Pardavinėjau visokias grožybės, gal norėtumėt susidomėti, gal. Pažiūrėkit, yra pinigėliai maišeliai. Čia galit būti ištraukti, gal ir euriuką kokį rasit, ne? Labai pigiai parduodu už 5 centus. Matot, kaip baigė nuo pusė, jau visus kaštonus man išpirko. Ir perka kažką. Tai aišku, kad perka. Tik tai man yra kas įdomiausia, kad centus perka, bet jie nori daugiau mokyti. Aš duodu už 5 centus, duoda 10 centų. Kiek? 2 eurai. 2 centai norėjau. Misteris pardavinėtojas. Graždų kaštoną. Pažiūrėkit, šitas nuostabus, fantastiškas. Turiu 5 eurus, va, 2 eurų. O, ačiū labai. Geros dienos. Kišk vėl į burną. o kūgis prie Burna. O kūgis tai irgi prie pardavimo, čia parkavimas. 5 centus. Jo. Ne, nu šitai davai už 10. Dar vieną įsidėk. 2 būtų. 2 įsidėk. Bandyk visus susidėti burną. Vieną kūgį namuose, šį man įdomu. Tas 2 turėsi. Sakai, už tą kūgį 10 centų. Išsijum.
Nu, nežinau, bet man pasirodymas patiko. O jums ar patiko šie pasirodymai? Aš manau, būčiau geriau pasirodęs. O dabar keliaujame į Vinco Kudirkos aikštę, kur vaikinai turės imti interviu iš atsitiktinių žmonių. Bet ausėje girdės redakcijos papildomas užduotis. Žinokit, tik paskaitos. Oi, pavargus, ne? Aš įsivaizduoju, suprantu. Bet čia greitai apie storų žmonės. Bet čia labai greitai. Čia apie apkūnių žmonių situaciją Lietuvoje. Apkūnių? Jo. Tokia darėme Apklausą kaip ir darom. apklausą ir klausinėjome žmonių, kokia yra situacija. Ar galima tyčiotis? Ir tiesiog norime paklausti, kaip manote, ar galima iš jų tyčiotis ir kokia yra situacija su patyčiom. Nu, negalima tyčiotis. Negalima. Kodėl negalima? O kodėl negalima? Tegul eina sportuoti. O jeigu, ta prasme, jeigu eitų jas sportuot, gal jas paskatintų tas, pavyzdžiui? Patyčios niekada nieko neskatina. Nepaskatina. Bet tokius tešlius reikėtų į Sibirą išvežti. Ne, bet tokius labai jau storus, tai vis tiek kažkur reikėtų gal ištremti jos. Į Sibirą. Nu jo. Panaudok žodį tešlius. Nu tokia tešlė jau kur būna, žinot. Ne. Nei storo, nei plono, nei juodo, nei balto. Supratau. Nu gerai, ačiū tada labai už apklausą. Bet aš tai gražuolis esu. Aš tai manau, kad aš labai gražus, ne? Nu nieko. Sakyk, sveiki, darome apklausą Kaune ir norime sužinoti, ar Kaunas tikrai geresnis miestas negu Vilnius. Sveiki. Darom apklausą. Nu, norim paklausti, ar kaip galvojat, kurie geresni žmonės yra Vilniečiai ar Kauniečiai? Matome, kad pats esat Kaunietis greičiausiai. Norėjom paklausti. Ne, jūs klystat. Dėl kurios vietos klystų? Dėl to, kad Vilnietis. Jūs, man atrodo, kad jūs meluojat, kad jūs esate O tai Vilnietis. galit pakalbėti su Vilnietišku Tikrai Vilnietis, akcentu? ne? O galit truputį su Vilnietišku akcentu pakalbėti? Tai čia Vilnietiškas ir yra, žinok. Nu, žinok, labai kaunietiškai skamba tas jūsų akcentas. Labą dieną, galima porą klausimų iš televizijos? Jau klausimų? Tai ką nemanau. Labą dieną. Galim porą klausimų? Čia vat iš televizijos atkeliavom. Bet iš televizijos. Atsisės šalia. Galim atsisės čia prie jūsų. Aš lietuviškai labai kalbu. Labai gražiai kalbat. Labai gražus rožinis. Oi, atsiprašau, aš nenorėjau jūs išvaryti. Atsiprašau, grįžkit. Mes išeinam. Pasakyk, kad draugė grįžtų. Mes išeinam. Pareik, o tai vis dėlto gal užduoda. O gal vis dėlto užduosim porą klausimų? Atsisės. Gal vis dėlto išeis pakalbėti? Jau padėks Aš išeinu, nepergyvenkit, manęs čia nėra, viskas. Einam kitur. Ne, palauk. Va dabar pareik. Ir atsisės prie tos baltos dabar atsisės. O gal galim porą klausimų vis dėlto? Neišeis. Gerai, ačiū. Ten norėtumėm nieko. O jeigu apie moterų teisės jūs pakalbinčiau? Tai aš ne moteris. Tai labai gerai. Tai tada be vyro. Galim arba tada apie vyrų teisės kalbėti. O apie vyrų reikėtų pakalbėti. Nes dabar visi moteris. Vyrai lygiai taip pat yra nuskriausti kaip ir moteris. Teisingai. Taip. Ir netgi blogiau, skaudžiau vyrui, kada vyras skriaudžia, o aiškiai, moteris ir čia jau kaip priimtas. Statistika sako, kad Vilniečiai dažniau muša savo moteris. Kodėl taip darote? Šitą nesupranta. Bet man čia dabar redakcija sako, statistiškai yra taip, kad Vilniečiai dažniau muša savo moteris. Netikėkit jokiom statistikom. Ai, statistikam netikėjau. Aišku, čia blefai visi čia nesąmonė. O jūs ar taip darot? Skai, ar užmetate kuprą kada nors? Ar užmetat, taip liaudiškai tariant, ar į kuprą užmetat moteriai? Niekada gyvenime. Ir labai gerai darot. Bet jeigu labai Aš čia matau- nusišneka. Bet jeigu labai jau tokias nesąmonės šnekėtų, irgi to nedarytumėt. Ne, tai čia priklauso nuo kaip užduosi klausimą. A, čia Jeigu tokių užduosi kraštutinių atvejų. durną klausimą, gausi durną atsakymą. Supratau, tai čia reikia tik tokio kraštutinio atvejo. Nereikia iš viso. Tokio kaip išėjimas iš virtuvės. Galima bėtų apsėti visi. Tokie kraštutiniai atvejai kaip moters išėjimas iš virtuvės, nes čia visi sako, kad moterų vieta virtuvėje, ar ne? Ne. Tai čia senai sakė, tarybiniais laikais, dabar senai viskas jau O tai senais laikais užmesdavo tik kuprą, kai išeidavo. O senais laikais irgi niekada nemesdavot, ne? Į kuprą labai gerai darot. Sveiki, esame iš Valstiečių televizijos priešrinkiminė kompanijos apklausą ir norim paklausti, ir norim paklausti ir tylėk. Kai nesugalvai ką pasakyti. Esame iš Valstiečių televizijos ir norėjom čia paklausti porą klausimų.
Žiūrėk į akis. Oi. Jūs čia brolius su sesė esat, jo? Jūs čia brolis su sesė esate? Ne. O klausykit, tada paklausiu, tada klausimą tiesiai šviesiai. Ir tylė. Tiesiog tiesiai Žinokit, mes šviesiai. daug laiko neturim, nes laukiam kitų žmonių, tai kai tik ateis, klauskit greitai. Tai aš paskutinį, gerai, vieną klausimą. Tai vieną paskutinį klausimą. Tai. Tik filmuojat? Filmuojat jūs jau? Filmuojat? Filmuojat. Ačiū už atsakymus jau. Iki. Labą dieną, gal galima paimti trumpą interviu iš televizijos, mes čia apklausinėjame žmonės. Jūs pateko dabar į TV3 televiziją tiesiogiai. Dabar patekote tokį kaip TV3 televiziją tiesiogiai. Žaidžiame žaidimą taip arba ne. Ir žaidžiame žaidimą taip arba ne. Galite laimėti 200 Ir eurų. yra prizai ir pabandysit laimėti, ar sutinkat? Pradėk daryti pritupimus. Bandom. Tai dabar aš pradėsiu daryti pritupimus ir jūs, O jūs paskui mane. Ir aš darysiu. ir jūs galite prisijungti prie manęs. Daryti. Privalot prisijungti. Privalot, jeigu norit laimėti prizą. Nenoriu. Nu tai galim toliau tada kalbėti. Nežinau, aš darysiu pritupimus, o? Pirmasis klausimas. Taigi, pirmasis klausimas. Kiek yra Lietuvoje Kiek yra Lietuvoje homoseksualių žmonių? Procentais. 15. Tu čia daug. Labai teisingai. Labai teisingai. Pirmas atsakymas teisingai. Patenkite į kitą etapą, sveikiname. Ir dabar tada antras klausimas. Ar jūs pasiruošę, žiūrovai? Ar galim paploti visi? Paklaus, koks vardas. O koks jūsų vardas, atsiprašau? Zita. Zita! Paplojam Zitai! patenka į kitą etapą. Teisingas atsakymas patenka tiesiai į trečiąją etapą. Ir dabar trečiasis klausimas. Kokiu stilium plaukia Kaip manote, kokiu stiliumi plaukia ruoniai? Kad ką pasakys, sakyk teisingai. Bras. Teisingai! Teisingai, paplojam dar kartą. Ačiū labai, kad dalyvaujate, Zita. Gerą vakarą jums. Iki. Sveiki iš Lukašenkos televizijos. Mes iš Lukašenkos TV atkeliavom. Eina Lukašenka atvirai. Ką sakė? Nepatinka. Sakyk, mes Vilniečius bandom priversti pereiti į Baltarusijos pusę. Mes Vilniečius bandom tiesiog, kad jie pereitų į Baltarusijos pusę, nes dabar visi čia su... Vis tiek rusiškai visi kalba. Rusiškai visi kalba ir kodėl būti prieš, o jei gali būti už. Suprantat? O kodėl, pavyzdžiui, turi būti pacifistą ar dar kokiu? Kodėl negali būti žmogžudžiu? Gali būti žmogus, bet geriau būni smurtautojas. Geriau būti smurtautoju negu žmogu, manau. Tada turi tvirtą ranką ir tave visi tavęs įsiklauso. Įdomus. Ne, klausyk, viskas su tavim gerai, bet, man nepriimtinos. Nu, ačiū jums labai. Tokios pažiūros. Nėra už ką, viskas liuks. Labą dieną, ar būtų galima jūs pakalbinti? Negaliu dabar, ne. Kokiu klausimu? Einam, sakau, Ramūne. Nu nedarykit taip, kaip Ramūnės vyras daro, o geriau paspauskit subscribe 30 000 prenumeratorių progą. O jeigu patiko laida, paspauskit like ir susitinkame kitoje nešvankių užduočių laidoje. Iki.